reikalai, nors vardos į sielą. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esu, žemės slysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia nesirei. Nu tai kaip sekės? Prastai. Nepatikėjo. Sakė, kad jam nerūpi. Gal ir nerūpi. O tas žmogus miške, tai ne jo. Ne, tai aišku. Kodėl jis turėtų prisipažinti? Tas tai taip. Tai ko baigė? Pasakiau jam, kad tu gali keršyti. O jisai sako, kad turiu apsaugą, atsimušiu. Kaip tau su Kaunecku? Kauneckui rūpi tik taikos sudarimas. Barono judesiai jam įspūdžių nedaro. Kad baronas nepatikėjo, tai blogai. Nu nieko. Eisim kitų kelių. Tai kad ten pasipilna apsaugos. Ne tuo keliu. Ką sugalvojai? Turiu pasitarti su Šarkiu. Jeigu Šarkys padės, barono klausimas bus uždarytas. Kas čia dabar? Čia tau. Už ką? Už gerumą. Kokį gerumą? Kad nei vienos piktos žinutės neparašai. Aš suprantu, kad dabar daug rūpesčių. Kaip tavo tėvelis? Gerai. Atlaikė tardymą. Motina nieko net neįtarė, kad buvo uždarytas. Tai gerai? Jo. Bet atsirado kitos bėdos. Kokios? Jeigu tikėti Henriku, tai jį vėl norėjo kažkas nuimti. Tai vėl prasideda. Sako, kad baronas. Tai Henrikas vėl nori mane į savo pusę patraukti. Taip nesupranta, kad yra dalykų, kurių niekada neatleisiu. Čia pas mane. Šiandien buvau susitikęs su Henriku. Žinau. Ten jį rimtai kažkas medžioja, ar trino jisai? Buvo snaiperis? Buvo. Ir aš pats buvau toje blavai. Kas jis užmatė kilerį. Ir visi jam link jo.
Užsirovėm į Rasteiškius. Iššovė raketą signalinį. Tas pamatė ir pabėgo. Šautuvą palikęs. Nu tai. Dabar jau taikos tikrai nebus. Benios neįtarė. Ne, galvojo baronas. Kas ten tarp jų buvo? Ragai įstumė. Eina kalbas, kad po to ir pasodino. Išėjo iš kalėjimo ir prasidėjo. Nu tai viskas aišku tada. Kaip su Henriku baigėsi? Likom kiekvienas prie savo. Jis labai pasikeitė. Rėjasi su sesė dėl Kristupo sąskaitų. Nenori nei euro duoti. Hardai, nebandyk su juo kokio varkę sukti. Kas čia buvo? Grantas patvirtino, kad Henriką medžioja. Keičiant temą? Palauk. Žiūrėk, ką turiu. Graži. Nu, kažkaip pamačiau ir nebesusilaikiau. Tik aš dar nežinau, ar čia pirmai vestuvių dieną geriau ar antrai. O tai kiek tu dienų švęst žadi? Tai 3 mažiausiai. Gerai. Pasidarom gal svečių sąrašą? Ko ne per anksti, dar net datos nežinau. Nu tai gerai, tai galim nutarti. Aš tik toj pasimsiu tušinuką. Palauk. Ai! O kaip ten su tais konfiskuotais pinigais pailėjo kažkas? Tai Kanarskis susitinka su advokatu, sakė, turi planą. Žiūrėsim, ar suveiks. Super. Va. Taip ir maniau, kad Steponas ką nors sugalvos. O kad Dovydaitytę pajungė, tai čia stipru. Nu, koks planas? Sakyčiau, rizikingas. Nu, kame rizika? Turėsiu paduoti voką prokuroriai. Kas jame? Dokumentai, kuriuos prašysiu priimti prie bylos. Tik dokumentai. Vėliau turės atsidurti pinigai tame voke. Pinigai? Nesupratau, kaip jie ten atsidurs. Gerai. Pasakoju nuo pradžių. Nu, Rytoj, prieš darbo pradžią, aš lauksiu Jurkutės prie prokuratūros. Susitikimas bus filmuojamas slapta kamera. Svarbiausia yra imituoti kyšio davimą ir tuo remiantis nušalinti Gabiją Jurkutę nuo bylos. Tada mums atsiriš rankos. Labadiena, ponia prokurorė. Jūs čia manęs tikote? Ne, aš turiu susitikimą, skubu. Ilgai netrukdysiu, noriu tik perduoti dar keletą dokumentų ir paprašyti, kad prijungtumėt prie bylos. Šiandien nepažadu, kad vežėmės. Žinoma, kai tik turėsit laiko. Geros dienos.
Labas rytas. Labas rytas. Nepatikėsi, ką sutikau. Ką? Valaitė, stovėjimo aikšteliai. Dabar? Ko jis norėjo? Davė kažkokius dokumentus, kad pridėčiau prie bylos. Pažiūrim. Dar vieni liudytojo parodymai. Ko tik nepadarysi, kad savo milijonus ištraukti. Nepavyks. Kavos geriau? Ne. Gal atsigeriam? Gerai. Tavo eilė parnešt. Pasivaikščiosi. Gerai. Aš tuoj paštą pasitikrinu gerai ir tada. Sveikas gyvas. Labas. Ką čia turi? Palikai pas mane mašinai. Klausyk, Martynai, būk geras, sulaksti kavos. Tu kokią juodą? Taip. 2 juodas. Gerai. Ilgai netrašo. Nu, tik pusvalandis praėjo dar. Tai va, kažkas netai paėjo. Sakė, pasiūs kavos liks viena kabinete ir įdės tos pinigus į voką. Nu, Dovydaitytė nekvaila, ką nors sugalvos. Šūdinai jaučiuosi. Nežaidžiu aš tokių žaidimų. Kartais reikia ir tokiais būdais klientą ginti. Kas nutiko? Užstrigo. Gali padėti? Kas užstrigo? Šitą klaidų taisymo programą. Leisk. Oi, nu tu čia ir prispaudai. Nieko, tuoj. Gal perinstaliuoti? Ne, perkursiu kompiuterį, žinok. Turėtų veikti. Ačiū. Tik dar neskubėk spaudyt, palauk truputį. Dovydaitytė? Aha. Nu va, padaryta. Keliam ant kojos statą ir darom tvarką toliau. Va, pametė ir pabėgo. Kur numeris? Pramušiu. Kam gaišt laiko? Man ir taip aišku, kieno čia ausis kyšo. Germano Baranovsko. Buvom sutarę taiką. Baronas toliau duobę kasa. Tai ką daryti su tuo pridaniu? Būna, žinai. Dingsta žmonės be žinios. Būna. Suimti ir uždaryti. O kas toliau?
toliau tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje paleisti. Labadiena, STT, agentas Zybartas Kavolis. Čia mano kolega, agentas Mindaugas Petrauskas. Kas nutiko? Prokurorė Gabija Jurkutė. Esate įtariama kyšio ėmimu. Ar galime apžiūrėti daiktus? Kažkoks absurdas. Liekit vietoj. Sėskit. Čia jūsų? Mano. Šitie pinigai tai ne mano. Čia kažkas man juos pakišo. Aš nieko apie juos nežinau. Prokurorė Gabija Jurkutė, esate sulaikoma, prašome eiti su mumis. Ką rašo? Viskas? Tvarka. Prokurorė išvežė. Nu va, ir po visų rūpeščių. Kaip čia pasakius, Dovydaitytė liko. Nu, jo, rado problemą. Paskambinsiu Kauneckui, pradžiuginsiu. Alio,